Vytas. Aš Augutis, tiesiogiai iš Pandėlio. Pradėjom ir baigiam tikrai puikiai. Buvo tik tai vidurinis mačas nekoks. Gavom šaltą dušą, kuris mums padėjo patekti į finalą. Ir laimėjot varžybas. Nebuvo, bet labai linksmai sužaidėm. Jo, įdomu buvo štat. Gerai, šaunuoliai visi gynėsi daug. O ką galėjom, padarėm. Šis įtraukė kaip žvėris. Mūsų vardininkas iš tikrųjų labai gerai saugo Pandėlis. Paskutinius 2 metus likom antri. Šiais metais žaidėm vėl prieš tas pačius varžovus, kur kritome finale. Šiaip ne taip. Labai geras, linksma, dažniausiai būna labai geras oras, įdomu. Daug žmonių susirenka, daug komandų, yra ką veikti. Puikiai, tikrai visa organizacinė veikla, žmonių tikrai daug sutraukia. Labai puikus atsiminimai bus tikrai geri. Iš tikrųjų vertinom kiekvieną varžovą, žaidėm su visais atiduodami tiek pat jėgų ir džiaugiamės rezultatu. Linkėjimai visam Rokiškiui ir treneriui Markevičiui. Vasarą šitą irgi turbūt nesportuojam kaip visada, tai ilgus susiauginė, varžovų buvo irgi stiprių, bet sužaidėm turbūt, kada reikėjo, tai ir laimėjom. Įspūdis labai geras, anksčiau jau girdėjom, kad yra toks turnyras, o nusprendėm pasižiūrėti patys atvažiuoti, tai tikrai labai faina, kad kažkas apsiėmė organizuoti tokius renginius, daug žmonių susirinko, tai visi sportuoja teigiamai. Mes iš tikrųjų nemažai turnyrų dalyvavom tiek Vilniuje, tiek kituose miestuose, tai galėčiau pasakyti skirtinumas gal šito turnyro, kad iš tikrųjų įtraukia vienu metu labai daug sporto šakų. Tai irgi labai faina, kad ir suderina, kad galima būtų keliose tam pačiam žmogui dalyvauti. Masiškumu, tai manau, kad tikrai kartais netgi lenkia ir Vilnių. Pradžia buvo labai sunki, bet tada įvertinome varžovus ir laimėjom.
iš Joniškio, iš Žemaitijos širdies. Mes paėmė turbūt širdimi, o ne talentu. Tik tais komandinis ir geras palaikymas atsarginių žaidėjų. Pandėlį puikus kebabai, linkėjimai kebabinės mergaitėm.